visi, sveikinamės dar kartelį su jumis nuo 13 Akvilegijos tvenkinio. Noriu padėkoti visiems, kurie atvyko, noriu padėkoti fiderio meistram, fiderio metodo meistram ir karpininkam, kurie atvažiavo. Labai džiaugiuosi, kad jūs atvažiavot ir mes tikrai suremsim meškeres ir turėsim apie ką pakalbėti ir ką veikti. Kiekvienas dalyvis išsitraukė į liuškumą, taip pat paskui sektorius, ir prasidėjo pasiruošimas pačiom varžybom. Kas matuojasi atstumus, kas maišosi pašarus, o kas tiesiog mėgaujasi gražių vaizdų ir laukia varžybų pradžios. Šiose varžybose varžėsi tiek karpininkai, tiek method feeder varžovai. Tik varžybom prasidėjus, pats pirmas žuvį traukė čerpokas. Gal praėjo kokias kelios minutės ir jisai iš karto ant kablio turi žuvį. Žinau, kur mes, treniruotę dariau čia. Koks jausmas atsidarius? Nieko. O toks ir jausmas. Kas gaudo atsisėdę, kas gaudo atsistoję, kas atsitūpę, o kam net piestų plaukai šiaušiasi. Mindaugai, trumpai, kokie įspūdžiai? Plaukai pasišiaušia. Graibštų laikytojas 3000. Dangus niaukiasi, atrodo artėja lietus, tačiau renginio organizatorius Algirdas turi štai tokį pastebėjimą. Kaip jums atrodo, ar lietaus dievai bus palankus? Lietaus dievai, supranti, bus mums nepalankus, bet ačiū Dievui, kad turim paliučią apsaugą. Na, o šiame tvenkinio kampe žuvis išties mėgsta rinktis. Štai Valdemaras užsikūrė savo tašką ir traukė vieną po kito, tai kadangi gaudo vienas, gali gaudyti su 2 meškerėm. Nepasiduoda ir kitas krantas. Žuvies gal ne tiek daug, tačiau jie nepasiruošia pasiduoti. Na, bet Valdemaras, kad ir kaip ten bebūtų, traukė vieną po kito karpius. Rankų nenuleidžia ir kitame kampe sėdinti ažuklė. Netoli jų sėdintis Taparas X mėgaujasi štai šiuo dinozauru. Na, bočkai. Bet jau jie užaugė. Lietus labiau įsilijo, tačiau niekas nesustoja ir gaudo kaip įmanydami. Kadangi šiuose varžybose gali dalyvauti 2 žvejai, vienas gali pasiilsėti, kitas gali pagaudyti, tačiau tie, kurie yra vieni ir gaudo su 2 meškerėm, jie neturi laiko kada ilsėtis. Jie turi gaudyti, galvoti, keisti taktikas ir taip bandyti laimėti. Nepaisant orų permainų, tai lietaus, tai saulės, žvejai vis tiek sugauna karpius, vieni daugiau, kiti mažiau, tačiau visi turi ką veikti ir nesėdi rankų sudėję. Norintis būti šių žvejų vietoje ir užsiregistruoti kitas varžybas, kurios vyks Liepos 6 dieną per Mindaugines, suskubkite ir skambinkite šiuo numeriu, kuris bus nurodytas aprašyme. Jei nesuspėsite į šias varžybas, žinosite, kur kreiptis kitoms. Dėkojame Akvilegijai už įsteigtus prizus, taip pat Deepex, Paliūtis, Pros, Krante LT. Dėkojame Kęstui Kovalenkovui, taip pat Aller Aqua Group už gerus pašarus. Pirmą vietą laimėjo Valdemar Tripotski, sugavo 141 kg žuvies. Antrą vietą užėmė Taparas X už 111 kg, o trečią vietą užėmė Ažuklė, kuri taip pat laimėjo didžiausią žuvies titulą. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų susitikimų.